Pirmiausia, mes norėjom parodyti ministrui, kaip vyksta darbai antrajame aplinkkelyje. Ir šiandien turime kaip ir galimybę, kad kitais metais lygiai tokiu pačiu metu antrojo aplinkkelio darbus būtų galima pilnai priduoti. Tačiau mums yra labai didelis rūpestis yra trečiasis etapas ir kaip tik paprašėme ministrą ir ministerijos atstovus apsilankyti tam, kad būtų galima šiandien susitarti ir įskaidyti trečią aplinkkelio etapą į A ir B dalį. Ką tai reikštų? Tai reikštų, kad jeigu ministerija sutiktų ir be abejonės būtų finansavimas, kurio dalį mes jau turime, tai trečią etapą mes galėtume dar įrengti iš šios ES perspektyvos. Trečio etapo A dalį. O B dalį, tada mes baigtume jau po 14 metų iš naujos ES finansavimo perspektyvos. Taigi ministras žiūri palankiai ir jeigu mes trečią etapą suskaldysim į A ir B dalis, tai iki 15 metų mes turėsime dar jungti su šiaurinė gatve. Taigi šiuo atveju viskas priklausys dabar būtent nuo susitarimo su ministerija ir jeigu mes gausime tą papildomą finansavimą, tai tada darbai būtų paspartinti praktiškai 2 metais. Yra labai svarbu, kad šis projektas turėtų tęstinumą. Mes pritardami, kad galima suskaldyti šitą etapą, matyt reikėtų kreiptis į Europos komisiją, kad gautų leidimą ir gavus leidimą, aišku, tada galvoti, kaip jį pradėti gyvendinti.